Sveiki, Dvarčeniškiai! Gyvenu čia nuo pat gimimo ir su daugeliu iš jūsų tikrai esu pažįstama. Manau, sutiksite su manimi, kad čia gyventi gera. Ir tikiuosi pastebite, kai gražėja ir gerėja mūsų aplinka. Norėčiau truputėlį pasigirti mūsų gyventojų asociacijos Dvarčeniškiai per pastaruosius metus nuveiktais darbais. Matote pavasarį sutvarkytą ir nuolat prižiūrimą pliažą. Tikrai tikiu, kad šiemet čia visi pabuvojote. Kasmet mus džiugina jau tradicinėmis tapusios Dvarčenių teatro ir užgavėnių šventės. Šių metų pavasarį prie mokyklos pastatytos naujos karstynės. Už manęs esanti perėja įrengta dar pernai, kartu su greičio ribojimo kalneliu, apšvietimu, kad mūsų vaikai iš mokyklos galėtų grįžti saugiai. Išlygintoje gruntinėje aikštelėje mūsų jaunimas kasdien gainioja kamuolį. Prie parduotuvės vyksta sodo ir miško gėrybių turgelis. Sodininkus kviečiame prekiauti, o dvarčeniškius – pirkti. Apie didžiausią mūsų džiaugsmą naują autobuso maršrutą, kuris užsuks į sodų bendrijas ir nuveš dvarčeniškius tiesiogiai Antakalnio polikliniką bei mokyklas, netrukus parengsime atskirą reportažą, kai tik jis pradės važinėti. Mes labai džiaugiamės šiais nuveiktais darbais ir dvarčeniškiams dirbsime toliau. Norime, kad žinotumėte, jog daugelį darbų mums padėjo įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė Aldona Šventickienė. Jis seniai suprato mūsų gerus siekius, kuravo ir tebekuruoja mūsų projektus savivaldybėje, bei neleidžia jiems užgesti biurokratiniuose akligatviuose. Tikime, kad su Aldona Šventickienė bendradarbiausime ir toliau.